Jau sakiau, ne. Per daug pavojinga. Demunskis sakė, kad esat sukalbamas žmogus. Jeigu kas, aš sakysiu, kad jūs tvirtinot, kad licenciją turit. Be problemų. Čia avansas. Nereikia. Dabar nereikia. Apžiūrėsiu jūsų laboratoriją, pasakysiu, ką dapirkt. Ir man daugiau nieko nepasakokit. Man neįdomu. Kada galiu apžiūrėti darbo vietą? Kada tik tai nori. Pamaina, kada darbą baigia. 5. Tada rytoj 6. Nenoriu, kad pašaliniai mane matytų ir susiskambinsim. Geros dienos. Gerai, paskambinsiu. Baigėsi seansas? Jo. Vakar pats įkalbinėjai važiuojam, o po to su užsieniam turim pradėjai trankyti. Sorry. Vakar tikrai žiauriai svarbus momentas buvo. Zofija. Ne. Skanu. Tai kada paleisit fabriką? Rytoj? Šiandien vakare. Gal davai rytoj? Šiandien. Rytoj jau turi džiūt. Pamiršai, Rolas grįžta. Nu, jeigu taip sakai. O vietą tikrinat, niekas neužėjo? Neužėjo. Gaučiau SMS. Užminuota ten. Būtų geriau kur nors ne Vilniui. Nu tik ne žiemą. Užmiesti žiemą mažas judėjimas. Tik iš karto pastebės, kad šie debilai važinėjasi. Nu tai vasarą bazai galima. Gal palikim geriau tą vietą šventėm. Nu jo. Bazė? Kokia bazė? Pirkom sodybą. Nu tokia mini poilsio namai už Vilniaus. Pirtelė, baseinas. Daug mokėjot? Pusę lemo maždaug. Vasara gražu ten. Tu! Tai koks šukeris, tai galima ramiai pralaukti? Laisvai. Nu ką, atrodo viską apšnekėjom, aš varysiu. Ne viską. O kas dar? Kada pradėdas? Taigi kalbėjom, šiandien vakare. Praklausiau. Pardon. Aha. Tai ką, o aš tada laikau pirkėjus, derinu kas kaip ir toliau taip. Gerai, все. Давай. Davai. Nu ką? Pokeriuką? Tik aš darubulinsiu. O, tu namie? Pirmadienį į darbą. Kam tu valai tik iš valyklos ką tik?
blogiau nebus. Skylę pratrinsiu. Gal kavos arbatos? Arbatos. Tuoj. Velnis. Viskas gerai? Simonai. Pažįsti? Ne? Ne, tikrai, pirmą kartą matau. Kas čia toks? Nebuvai susitikus. Pirmą kartą matau. Kas čia toks? Čia mano kolega. Kriminalistas. Čia jo pirštų atspaudai liko ant stalo. Tai čia gerai, blogai? Gerai. Bus įdomu. O kodėl jis tavo kompiuterį paėmė? Jis kasasi po tavim? Tina. Kokia tu protinga. Va kur tu. Jau pradėsit? Jo, šiandien. O tau nepavojinga po operacijos? Na, jeigu užsimesiu porą kristalų, tai gal. Tauras yra? Ne, paleidau. Ar reikėjo? Ne. Rytoj tėvo gimtadienis. Tai nuvažiuosiu prie kapo. Žvakę uždegsiu. Gerai. Tauras nuveš. Jau taip. Atsimeni, kai buvo mano tėvo 50-metis. Tu vežėjai mane namo ir pasakei, kad aš graži. Neatsimenu. Ne, nesakiau. Sakei. Aš tada pirmą kartą pagalvojau, kad norėsiu iš tavęs tekėti. Ko tu juokies? Aš su tavim nuoširdžiai, o tu? Viskas gerai. Man patinka tokie tavo prisiminimai. Einam. Kikvi Nadino. Nalja's video, prenumerok D. Tylu, ramu. Kol kas nieko įtartina. Ką? Ta prasme. Kur ta neina? 2 poros daugiausia, ką gavau. Bet paskambino, reikia važiuoti. Kas paskambino? Tyrėjas.
tavo brolio bylą atšvietė. Tokie dėliški. Judam, pabiški. Tai ant kiek turit chemijos? Ant 100 kilų. Tai kada Rolas grįžta? Dar nepranešė. Kaip jisai man nepatinka. Niekad nepatiko. Tu dar jam savo kraujo davėjai. Tai dabar bus kaip šilkinis. Dar ta Ieva per jį atsirado. Nepradėk. Galėtų Šarkys tiesiog jį pasodinti. Visiems iškart būtų ramiau. O kaip Gabris. Sėdi ir daug mažiau rūpesčių. Rolas susitaikė su Šarkiu. Tai viskas bus gerai. Benė atvarė. Ką, važiuoju. Būk atsargus, gerai? Gerai. Tiek daug? Ir čia tik esminius lapus atšvietė. Tai jeigu savižudybė, tai kas čia tiek prirašyta? Parvažiuosim, pastudijuosim. Nemanau, kad kažką rasim. Nu, o tada sąžiningai ir galėsim pasakyti, kad padarėm viską, ką galėjom. Ilsėkis ramiai. O, matai, rado 16 gramų kokso. Sofija sakė, kad buvo tikrai daugiau. O, vadinasi, kas? Mentai paėmė arbatas, kur šovė. Taip, čia. Čia nieko, čia, o, apklausos protokolas. Apie 18 valandą išgirdau kaimininėme bute šūvį. Va, nieko nemačiau, tik girdėjau, kaip Greta Thunberg. Bla, 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 bla. Nu, čia pagrindinis jų fintas. Niekas nematė, kaip kas nors pašalinis išėjo iš buto. Viskas. Bet durys atrakintos! Atrakintos! O jei buvo kokso kilas, nu, 100 štukų. Pilnai gali būt, kad koks nors apelsinas ir užverstų. Galėjo būt. Nu, gal ir galėjo, aš nieko nežinau, man nieko nepasakodavo. Išvažiuodavo savaitį, grįždavo. Tai aišku, kad pasikrovęs. Ekspertizė. Juk turi būti ekspertizė, blin. Visa kita tik vandenėlis. Romai, ką tu nori rasti, aš nesuprantu. Buvo paimtas DNR ant pistoleto. Pirštų ant spaudai. Čia hernia. Tu gali jas, nuvalyti ir viskas, o DNR fig nuvalysi. Ir jis pastatytų mus ant bėgių.
Nu, nėra. Nu. Va, ginklas. Ne tas. Gulėjo šalia kėdės. O tu sakei, kad buvo rastas už kelių metrų. Ką nori, tą rašo. Taigi klastoja, nu. Blin, nėra net balistinės ekspertizės. Iš lempos viskas surašyta. O, tik šūvio aplinkybės. Atstumas, šūvio vieta. Biliberda. Turėjo tokį būt DNR tyrimas. Tiesa, o tu žinojai, kad tyrėjas, kuris prie tavo brolio bylos dirbo, gavo paaukštinimą? Ne. O ką jis dabar? O dabar kriminalkė ir ministerijui. Sutapimas? Nemanau. Blin, nu kur, nu turi būti DNR. Aktas, nu, turėtų skambėti taip, bet nematau, jo sukos nėra, išimta! Nu tai net manęs neapklausė, ar įtariu, ką nors ar neįtariu. Visi galai į vandenį nusižudė ir viskas. Pritraukė, žalia tiks. Ne. Nu, ta prasme, man daugiau patinka juoda, indiška su drambliukais, 303 numeris. Bet tiks ir šitie šiaudai. Vailelėn. Šaibas tik be reikalo išleidė ir viskas. Kodėl be reikalo? Dirbsim toliau. Nu, ką tu čia be pridirbsi? Teismo ekspertizės centre turėtų būti kopijos. Bylos numerį turim? Turim. Šio. Reikės pabandyti paderinti. Tiesa. O Sofačko kur? Aš juos prašiau sąrašiuką. Pamiršo? Davai, zvančiką. Tuoj paskambinsiu. Padėjau. 12 pavardžių, pravardžių. Surašiau viską, ką prisiminiau. Prie teliko. Radai? Tai gerai, matė. Dėdė. Kas per pavardės? Tėvo aplinka. Žiūrėjau, rimtai užsiėmė. Pažais ir atsibos. Kiek čia yra? 120. Nereik perskaičiuot. Ar kada reikėjo? Čia tiek tai tik į načnyką. Galėtum ir su to naujų klubu paderinti. Taigi jis vėl užsidarė. Niekaip neįsibėgėjo. Važiuoju. Кто? Владиславas Хременко. Čia ne Хряpa? Tas pats. Gražią seserį turėjo. Damu ištekėjo, ne? Jeigu reikia, galiu pasidomėti. Oi, nereikia. O, Valdemaras. Fama. Nežinau šito. Aha. Sniečkus. Sniečkus. Nebeatsimenu pavardės. Ūsai kaip Sniečkaus buvo. Kas šiais laikais prisimena, kaip atrodo Sniečkus su ūsais? Tik Visaginas. Jam tėvas šitą pravardę priklijavo, porą kartų pavadino ir prilipo. Va, Berenis. Kas toks, kodėl nepažįstu? Nu, nes jis Angluose sėdi dabar. O koks ryšys su Kastenu? Klientas buvo, pirdavo, perpardodavo. Ja. Šamai, gal užteks šiandien? Ja. Aš pavargęs esu, miego noriu. Sofija daugiau papasakos tau. Чё? Юранька, блин! Иди, твою мать, mes ieškom, kas tavo brolį nukakošino! O jis man mėgų noriu! Šamai, nepyk. Aš pavargęs esu, iš manęs nėra naudos. Eisiu pailsėsiu. Окей, nepyk.
Svarbu, kad nuo bylos nuputėme dulkės, teisingai. Nu, o aš pas tave liksiu. Tai aišku, kas per klausimai liko. Tik man pagalbės reikia kitos, nes ta, žinai, maža. Gerai, paieškosiu. Davai. Kiekviena diena. Naujas video. Prie numerok D.